Sveiki, čia Airinas iš Patrauklus vyras LT. Šiandienos alfa. Ar man reikia alfa mokymų? Dauguma vyras, bet blemba, čia įdomus tie mokymai. Blemba, kažkokie čia alfa, kažkas čia ypatingo. Bet ar man reikia? O gerai, pasižiūrėkim. Tu esi taške A, į kokį mes galim tave nuvesti tašką A, kokį mes galim įveikti atstumą ir pakeisti atstumą, pagerinti tavo gyvenimo atstumą, kad tu būtum laimingesnis, labiau pasitikintis savimi, turėtum norimą moterį, mokėtum susipažinti su kokia nori moterim. Pasižiūrėk, o savo užduok klausimą, ar tu laisvai gali prieiti. Tu nuvykai kažkokią šalį, tu gerai nemoki tos vietinės kalbos, bet tu moki gerai kalbą. Visi vyrai dirba lageryje, kai tuo tarpu aš savaitgaliais važiuodavau pas Rusiją ir su jie mylėdavausi. Visi vyrai dirba lageryje, kai tuo tarpu aš savaitgaliais važiuodavau pas Rusiją ir su jie mylėdavausi. Ir turėjau aš ją, o jie sportuodavo, žaisdavo, nes jų į miestą neišleisdavo. Kokia tikimybė, kad tu gausi gerą moterį ilgalaikius santykius, jeigu tu renkėsi tik iš 4? Kaip tu gali gauti gerą moterį ilgalaikius santykius? Čia nebent tau jau taip pasisekė, kad maždaug vienai tokia ir ką reikia daryti? Reikia vyru eiti su vyru, su daug, 40 vyrų, mane, 40 pripaišom. Ir iš jų išsirinkti pačią geriausią. O dabar klausimas, tai kaip tu čia 40 vyrų, čia sugebėsi taip eiti susipažinti. O mes vienu metu sutikinėjom tikrai su ne viena. Esmė, 20% vyrų mylisi su 80% vyrų, tai tie vyrai yra alfa vyrai, tai yra alfų. Ir ką tu gali geriau nupirkti, jeigu tarkim mokymai pilni kainuoja 10 000 litų?